Transilvanijoje stūkso tamsus, tankus miškas, kur medžiai susisukę lyg gyvatės, o ore tvyroja įtampa. Daug kas pasakoja, jog vos įžengus į šį mišką apima keistas jausmas, lyg kažkas jų stebėtų. Pasitaiko ir kitų keistenybių. Kompasas pradeda sukinėtis į visas pusės, pilnai pakrautas telefonas išsikrauna per kelias sekundės, o tolumoje girdisi šnabždesiai, kurių negalima paaiškinti. Tai Hoja Bačiu miškas, laikomas vienu šiurpiausių miškų pasaulyje, kuris dar vadinamas Rumunijos Bermudų trikampiu. Sveiki atvykę į kanalą Maistas smegenims. Šiandien mes panirsime į tikrus faktus apie Hoja Bačiu mišką, jo istoriją ir keisčiausius nutikimus, kurie traukia tyrinėtojus iš viso pasaulio. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti kanalą, taip nepraleisite būsimų video, kuriuose gilinsimės į kitas pasaulio paslaptis ar šiurpiausius nusikaltimus. Hoja Bačiu miškas įsikūręs Kluž apskrityje Transilvanijoje, Rumunijoje, vos už kelių kilometrų nuo Kluž-Napokos miesto, antro pagal dydį Rumunijos miesto. Šis miškas užima apie 3 kvadratinius kilometrus arba maždaug 295 hektarus ir stūkso Apusenų kalnų papėdėje. Bet Hoja Bačiu nėra tik paprastas miškas. Archeologiniai radiniai rodo, kad ši vietovė viena seniausių gyvenamų vietų Europoje. Netoli Gurabačiului vietovėje rasta seniausia neolito gyvenvietė Rumunijoje, datuojama apie 6500 metų prieš Kristų. Tarp 1980 ir 1994 čia atkastos kapavietės ir namai. Transilvanija buvo viena pirmųjų Europos sričių, kur apsigyveno neolito žmonės. Medžiai Hoja Bačiu miške irgi nėra įprasti, nes jie auga keistai. Kai kurie auga zigzago ar spiralės formomis, pagal laikrodžio rodyklę, visi vienodai. Ekspertai to nemoka paaiškinti. Miško pavadinimas Hoja Bačiu kilo iš legendos datuojamos keliais šimtmečiais atgal. Pasak vietinių pasakojimų, piemuo vardu Hoja Bačiu dingo miške drauge su 200 avių banda ir jų taip niekas niekada ir nerado. Po to miškas tapo vis stipresniu paranormalių reiškinių centru. Dabar pereikime prie legendų, kurios daro šią vietą tokią šiurpę, nors kiek tai yra tiesa, o kiek tik sklandantis gandai, taip ir lieka neaišku. Viena seniausių legendų, kad dar prieš Kristų šimtai rumūnų valstiečių čia buvo nužudyti, o jų ramybės neradusios sielos vis dar klaidžioja tarp medžių. Miškas vadinamas Rumunijos Bermudų trikampiu ne šiaip savo, o dėl nepaaiškinamų žmonių dingimų ir keistų reiškinių, panašiai kaip Bermudų trikampyje, kur dingo daugybė laivų ir lėktuvų. Vietiniai tiki, kad miške gyvena nedraugiškos dvasios, į kurie lankytojai netgi bando atidaryti portalus į kitas dimensijas. O viena populiariausių legendų apie 5-metę mergaitę, kuri dingo miške per šeimos pikniką 20 amžiaus pabaigoje. Jos intensyviai ieškojo, bet taip ir nerado. O po 5 metų jie atsirado toje pačioje vietoje, vilkėdama tuos pačius švarius drabužius. Įdomiausia tai, jog ji nebuvo pasenusi ir nieko neatsiminė apie tuos prarastus 5 metus. Tiesa, skeptikai abejoja istorijos tikroviškumu, nes nėra išlikę jokių laikraščių įrašų. Taip pat nėra žinoma jos pavardė ar tikslios dingimo ir atsiradimo datos. Be to, pats miškas yra per mažas. Net ir storiausia vieta yra vos 1 kilometro pločio, todėl sunku įsivaizduoti, jog jame kažkas galėtų ilgam dingti, kai vyksta dingusiojo paieškos. Tiesą sakant, vietiniai kalba, jog Hoja Bačiu miške dingo daugybė žmonių, kurie niekada negrįžo, tačiau oficialios statistikos ar kitų įrodymų nėra. Kai kurie tiki, kad tam tikrose miško vietovėse, ypač kalbant apie apvalią vietą, kurioje kažkodėl neauga jokie medžiai ar krūmai, yra vartai į alternatyves realybės, sukeliantis dezorientaciją, pykinimą, galvos skausmus, laiko praradimo pojūtį. Lankytojai esą mato sferas, keistą miglą ar duris primenančias formas, bet jų atliktos fotografijos ginčytinos. Skeptikai sako, kad tai yra fotoaparato gedimai ar klastotės. Ši apvali vieta traukia raganas, kardais ginkluotus amerikiečius ar jogos praktikuotojus, bandančius išvalyti blogį. Niekas nežino, kodėl šioje aikštelėje neauga jokie medžiai. Kai kurie aiškina, jog tai gali būti susijęs su radiacija, tačiau tai vargu ir tiesa, nes, pavyzdžiui, Černobylyje medžiai auga nepaisant radiacijos.
Tačiau yra rimtesnių atvejų, kurie pagrindžia vyraujančius gandus. Pradėkime nuo 1960-ųjų. Biologas Aleksandrus Sift nufotografavo įtartiną diską ar skraidančią lėkštę pakibusią virš miško. O 1968 rugpjūtį kariuomenės technikas Emilis Barnea nufotografavo virš miško pasirodžiusi neatpažintą skraidantį objektą. Tokia NSO fotografija jam kainavo darbą komunistinėje Rumunijoje, nes tuometinė valdžia tikėjimą paranormaliais reiškiniais laikė beprotybę ir grėsmę valstybei. Tačiau nuotraukos buvo publikuotos vietiniuose laikraščiuose ir joms taip ir nebuvo rasta racionalaus paaiškinimo. 1970-aisiais pranešta apie daugiau NSO atvejų, o 1999-aisiais 5 žygeivių grupė iš Kluž-Napokos netoli garsiosios apvalios laukymės, kurioje neauga jokie medžiai, patyrė staigų temperatūros kritimą, elektroninių prietaisų gedimus. Jie taip pat teigia girdėję keistus garsus, sunkius žingsnius, šnabždesius ir juoką, tikino matę šešėlius bei žmogaus pavidalo figūras, judančias nenatūraliai. Jie tikino, jog jiems vaiko galva jautėsi stebimi, o ant kūno atsirado nepaaiškinamų įbrėžimų. Visi simptomai dingo išėjus iš miško, o prietaisai irgi pradėjo veikti taip, lyg niekada nebūtų sugedę. Apie keistus bėrimus, pykinimą, nepaaiškinamą nuovargį, laiko pojūčio praradimą ar jausmą, lyg kažkas juos stebėtų, pasakojo ir daug kitų lankytojų. Jie taip pat tikino, kad girdėjo žingsnius, moteriškus balsus ar juoką arba keistas šviesas. Keliautojai nesykė yra užfiksavę keistas figūras ar išsiliejusius neegzistuojančius veidus savo nuotraukose. O kokie mokslininkų paaiškinimai? Teigiama, kad apvali aikštelė be medžių tai yra natūrali pieva, susidariusi dėl seklaus gruntinio vandens ar seklios uolienos, neleidžiančios medžiams augti. Nepaaiškinamos šviesos, galbūt nuo radijo bokštų ar lėktuvų žibintų, mat Kluž-Napoka turi savo oro uostą. Įvairūs nepaaiškinami simptomai? Tik psichologiniai reiškiniai. Galbūt per daug prisiklausius baisių istorijų, ar nuo natūralių haliucinogenų ar aplinkos veiksnių. Net ir gandai apie dingimus, pasak specialistų, yra vargiai tikėtini, nes miškas yra per mažas. Tad moksliniu požiūriu, Hoja-Bačių miškas nėra kažkuo šiurpus ar neįprastas. Belieka patiems padaryti išvadas, kuo tikėti, daugybę metų girdimomis kalbomis apie įvairius paranormalius reiškinius ar griežtų ekspertų atkirčių, jog tai yra mitai. Jei jums patiko šis pasakojimas, nepamirškite paspausti patinka, parašykite komentarą ir prenumeruokite kanalą Maistas smegenims. Ačiū už dėmesį ir iki susitikimo.